Labadiena, tinklalaidės e-medicina.lt klausytojai. Su jumis kaip visada sveikinuosi aš Viktorija. Ši žiema tikrai mus stebina įvairių orų, nors pastaruoju metu matome tik baltą ir pilką spalvą už lango, tačiau šiandien pakalbėsime ir apie kitas spalvas. Sunku patikėti, bet iš viso spalvų ir jų atspalvių yra daugiau negu 100 000. Nekartą esame girdėję, kad mėlyna spalva provokuoja liūdesį ar net depresiją, o kūdikėliai migdomi baltojo garso pagalba, angliškai white noise. Šią spalvų reikšmę turbūt ne vienas pastebėjote ir medicinoje, tad šiandien aptarsime būtent rožinės spalvos reikšmę. Na, o mūsų studijoje svečiuojasi gydytoja vaikų neurologė Milda Dambrauskienė, dirbanti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose. Gydytoja yra Lietuvos vaikų neurologų asociacijos pirmininkė bei Tarptautinės vaikų neurologų asociacijos ir Europos vaikų neurologų draugijos narė, įvairių mokslinių darbų bei straipsnių autorė. Sveiki, gydytoja. Labadiena. Turbūt įdomus iš karto klausimas toks, kaip pradėjote domėtis būtent spalvų reikšmė medicinoje? Turbūt ne tik spalvų, bet apskritai nemedikamentinių gydymo būdų. Kadangi dirbu vaikų ligų gydytoja, vaikų neurologe ir dažnai tenka susidurti su situacijomis, kai vaikas neturi ligos, neturi kažkokios didelės medicininė prasme bėdos, tačiau yra kažkokios būklės, laikini sutrikimai, dėl kurių reikalinga pagalba. Ir be abejo, kad nesinori nei skirti vaistų ir tas vaistas neišspręs visų bėdų. Nenori, tenka ieškoti tų kitų būdų. Dažnai ir tėvai būna pasiskaitę apie alternatyvius pagalbos būdus, tai su jais galime padiskutuoti, aptarti, kas rekomenduojama, kas nerekomenduojama, kokios būtų saugos priemonės, dėl ko tam tikri būdai nėra vaikams tinkami. Tai spalvos greičiausiai, kad visiškai atsitiktinai taip sutapo, tiesiog tekę yra skaityti apie mokslininkę Šveicarijoje, kuri domisi spalvų psichologija. Mes savo darbe karts nuo karto matom tarp įvairių gydymo būdų spalvotus akinius, tėvai taip vaikus migdo naudodami baltą triukšmą. Man pačiai pernai teko įsigilinti kiek naują temą gamtos terapija ir vienas iš dėstytojų gamtos terapijos studijose buvo muzikantas, pianistas Motiejus Bazaras, kuris pasakojo apie garso prigimtį ir apie garsų vaivorykštę ir tada rožinis triukšmas kažkaip surezonavo su rožiniais sakiniais ir pagalvojau, kad labai įdomu apskritai, kiek ta rožinė spalva lemia medicinoje. Tai užsiminėte apie rožinę spalvą ir tikrai įdomu, kaip veikia ta rožinė spalva, kur ją sutinkam, gal gali detaliau paaiškinti. Medicinoje rožinė spalva tikriausiai daugumai siejasi su akušerija, naujagimiais, kūdikiais, vaikais, nors užsienio ligoninėse, ten kur būna spalvų kodai, tai rožinis kodas gali reikšti ir dramatiškas situacijas, vaiko gaivinimą arba kūdikio pagrobimą ligoninėje, kai yra imamasi ekstremalių priemonių. Taip pat rožinė yra vilties, gyvybės spalva, tarkim rožinio kaspino mėnuo, kai mes kalbam apie krūties vėžio prevenciją, net ir Kaune turime rožinį bėgimą, kuris skirtas žinomumui apie ligą, jos profilaktiką, ankstyvą diagnostiką didinimui. Medicinoje rožinės spalvos mano galva nėra tiek daug ir tradiciškai per amžius balta buvo medicinos spalva, kuris siejosi su švara. Vėliau atsirado daugiau žalios spalvos, tarkim prieš 100 metų, kai progresavo chirurgija ir dar dabar žalia apranga, žali audiniai, žalios priemonės dažnai sutinkamos operacinėje kaip priešinga raudonai spalvai ir kartu neakinanti. Tarkim, iš paliatyvios medicinos mes žinom, kad tamsios spalvos rankšluosčiai labai gerai, jeigu pacientas atkosti krauju, padeda maskuoti. Tai ta rožinė spalva, galvoju, kad ji nėra tokia ta saldi, kaip mes žinotume iš medijų. Medicinoje ji gali turėti daug įvairių kitų prasmių ir apskritai, kaip mes spalvas vertiname, aišku, čia tarp psichologinių požiūrių labai skiriasi tarp kultūrų, tautų ir man atrodo, čia spalvų psichologams, spalvų mokslininkam yra labai plati sritis. Rožinė tabletė, žinau. Tai kaip veikia ta rožinė tabletė, kokią įtaką vaistų vartojimui turi jų spalva? Kai mes googlinam apie spalvas medicinoje, tai viena seniausių turbūt istorijų Lancet žurnale daugiau negu prieš 50 metų publikuotas tyrimas yra, kai gerą humoro jausmą turintis psichologijos dėstytojai pasiūlė 56 medicinos studentams sudalyvauti naujų vaistų tyrime. Ir šis tyrimas yra dažnai cituojamas, kalbant apie placebo efektą, nes studentai gavo cukraus kapsulės, tiesiog jos buvo 2 spalvų, rožinės arba mėlynos, vieni gavo po 2, kiti po 1 ir, tyrėjų nenustebino, kad 30% studentų pajuto tam tikrą poveikį ir rožinės kapsulės jie siejo su stimuliuojančiu efektu, mėlynas su raminančiuoju efektu. Jeigu gavo 2 kapsulės, tai poveikis buvo didesnis negu gavus 1 kapsulę.
Ir tas iki šiol tiek farmacijos pramoniai, tiek gydytojams turėtų pasufleruoti labai daug dalykų įvertinti, kai mes skiriame gydymą ir tas placebo efektas vis dar yra tyrinėjamas ir net dabar, po 50 metų mes galim rasti labai naujų tyrimų, kurie nustato, kad jeigu pacientui pakeiti vaistus, tarkim, generinį preparatą, pasikeičia vaisto tabletės forma, spalva, jis jau gali nebe taip noriai laikytis režimo, jau gali sieti tai su kitais šalutiniais poveikiais, gali sakyti, kad efektas netoks yra, mes su vaistais nuo epilepsijos tą esam patyrę, kai šeimos atkakliai ieškodavo būtent tos tabletės, važiuodavo į Lenkiją ir panašiai, kad tik tai galėtų gerti tą originalų preparatą, bet neduokdie generiką, nes neva jau čia, nors mes žinom, kad veiklioji medžiaga yra ta pati, bet tą turime vertinti, kad žmonės į labai daug dalykų atkreipia dėmesį. Ir kai jie sako, geriu 2 geltonas tabletes, tai mums atrodo, kad čia labai, gydytojams nerimta, kažkaip, jūs dozę žinokit, pavadinimą žinokit, bet žmonės iš tikrųjų atkreipia dėmesį visai kitus dalykus. Ir tą turim irgi įvertinti, kai kalbam apie ilgalaikį gydymą. Kaip tik ir norėjau paklausti, ar savo praktikoje susidarėt su rožiniam tabletėm, turbūt iš pediatro praktikos, tai yra ibuprofenas, ar ne, rožinė tabletė. Ar yra tokių vaikų, kurie sako, norim rožinės, bet ne baltos tabletės? Čia yra tas apskritai skaudus klausimas, man atrodo, pediatrijoje ta tabletizacija. Ir jeigu mes kalbam apie placebo efektą, kai vaikui kažkokią nedidelę žaizdelę, pabučiuoja, užklijuoja į pleistriuką, tai yra viena. Bet jeigu mes visas bėdas mokom spręsti tabletėmis, kai vaikas nemiega, kai jis negali susikaupti, jam skauda galva, pilva, jam liūdna, tokiais atvejais ta tabletizacija mano galva yra visiškai nepateisinama ir turbūt, kad kaip vienas iš placebo nagrinėjančių mokslininkų yra sakęs, kad dar nemačiau suaugusiojo, kuris turėtų priklausomybę nuo pleistrų, jeigu vaikystėje tas buvo naudojamas kaip placebo, bet mačiau daug suaugusiojo, kurie turi tikrai sunkią priklausomybę nuo vaistų. Ir galvoju, kad vaikams, man atrodo, žymiai stipresnis placebo turėtų būti mamos, tėčio dėmesys, galbūt ir gydytojo šiltas kontaktas, o ne tabletė ir tabletės spalva. Ir iš vis labai bijau skanių vaistų, manau, kad vaistai turi būti neskanus, nes tos apsinuodijimus, ką mes vis reguliariai matom savo praktikoje, irgi sukelia iš dalies tas stebuklingo vaisto poveikio paieškos. Tai bet grįžtant prie spalvų ir vaistų poveikio, tai čia irgi vienas iš tų tyrimų, ką vis dar dabar nagrinėja, kokios spalvos kokią turi įtaką, tai tikrai mėlyna spalva pasižymi raminamuoju poveikiu ir raminamuosius yra siūloma gaminti žydros mėlynos spalvos, balta spalva asocijuojasi su nuskausminamuoju poveikiu, taip kad veiksmingesnis ibuprofenas turėtų baltas būti, o geltona su rūgštingumą mažinančių poveikių. Kitos spalvos truputėlį išsibarsto labiau su savo poveikiais ir to, kaip žmonės juos sieja, bet šitos 3 yra pastebėta, kad turi tam tikrą poveikį. Tikrai mintis gera, kad vaikus masina turbūt tos spalvos, ar ne, ir tabletės neturėtų būti spalvingos vien dėl to, kad vengtumėm tų apsinuodijimų tarsi. Dar kitur girdim galbūt, čia jau toks mistiškesnis dalykas, girdim spalvas, tai baltasis, mėlynasis triukšmas, ką apie tai galit pasakyti, rožinis triukšmas, šitas triukšmas man negirdėtas, tai labai norėčiau sužinoti apie rožinį triukšmą. Tikrai ir aš apie jį pradėjau skaityti vien dėl to daugiau, kad buvo negirdėtas ir labai nustebino, kad ne tik tai spalvos, kurias matome, turi vaivorykštę, bet lygiai taip pat ir garsai, triukšmai turi vaivorykštę. Ir garso režisieriam greičiausiai tai nėra naujiena, bet medicinoje ilgą laiką buvo naudojamas baltas triukšmas ir tai yra kaip balta spalva, visi triukšmai vienoje vietoje. Rožinis triukšmas yra šiek tiek žemesnio dažnio, malonesnis ausiai. Tai yra, jeigu baltas triukšmas, sakytume, yra kaip buities prietaisai, plaukų džiovintuvas, siurblys, kondicionierius, tai rožinis triukšmas yra daugiau malonesni tie ausiai garsai kaip bangų ošimas, vėjo dvelksmas, lapų šnaresys, vandens tekėjimas. Tai ir poveikiai panašu, kad yra dar šiek tiek kitą atspalvį turintis, gerinantis miegą, raminantį poveikį turintis, gerinantis atmintį, pažintinės funkcijas gerinantis. Tai nuo mažų kūdikių iki suaugusių žmonių rožinis triukšmas turi labai įvairių pritaikymo būdų. Ir PubMed, žiūrint vakar, paskutinis skelbiamas tyrimas 24 metų sausio yra, kai intensyviosios terapijos skyriuje rožinis triukšmas gali būti naudojamas sunkiai sergančių pacientų miegui pagerinti, dusuliui mažinti. Taip kad yra turbūt dar daug dalykų, ko mes nežinome. Tiesiog dabar pramonės gaminami įrenginiai leidžia daugiausiai išnaudoti
baltą triukšmą, rožinį triukšmą ir tėvai jaunos šeimos neretai tuos įrenginius naudoja, aišku, gali naudoti savo mobiliuosius įrenginius, bet yra ir atskiri. Ir čia turbūt ir saugumo klausimai. Galų gale, auginant vaikus, labai dažnai būna aktualios mados ir jos panašu, kad spiraliai keičiasi. Tikrai jau nuo seno buvo žinoma, kad vaikui siurblio, gartraukio įjungus užėsi, nurimsta ir gali užmigti. Tai turbūt plaukų džiovintuvo prie vaiko nepaliksi, o turint specialų įrenginį galima išnaudoti tą baltą arba rožinį triukšmą vaikui miegoti. Lygiai taip pat tas pats tėvam girdimas garsas gali ir veikti jų emocinę sveikatą, galų gale geresnis vaiko miegas, geresnė tėvų savijauta. Tik tiek, kad jeigu net ir tą randam oficialiuose rekomendacijose pasaulio specialistų draugijų, atsiranda įspėjimų, kad turime žiūrėti į to triukšmo garsumą, neviršyti 50 decibelų, turime žiūrėti trukmę, ar tikrai reikia visą naktį, nes panašu, kad tie duomenys kaupėsi ir yra jau duomenų, kad tai gali sukelti vaikų klausos pažeidimą, nors atrodytų, pats tas rožinis triukšmas labai primena vaiko buvimą mamos pilve, kai jis girdėjo jo širdies plakimą, tą aplinkinį triukšmą, bet ar tikrai jis turi būti toks garsus ir ilgą laiką naudojamas, tai čia laikas parodys. Tai įdomu, ar yra kažkokia saugi trukmė, tarkim, valandom gal teko skaityti, nes žinom, kad ekranus tikrai vaikam reikia riboti, ar gal net visai jų iki tam tikro amžiaus neduoti, neleisti naudotis, bet ar yra būtent to triukšmo kažkoks tai ribojimas kiekis, ar prie jo priprantama, gal teko skaityti? Taip, kad priprantama, tai turbūt viena iš asociacijų, dėl ko kūdikiai, maži vaikai užmiega ir miega. Apie trukmę yra diskutuojama, ar tikrai reikia 8-10 valandų tą triukšmą laikyti, kad vaikas iš vienos miego stadijos pereitų į kitą. Yra aparatų, kurie patys išsijungia, tarkim, po pusvalandžio valandos ir greičiausiai taip ilgainiui ir paaiškės, kad užmigimui turbūt būtų veiksmingiausia ir vėliau reikėtų aparatą išjungti arba jis pats turėtų išsijungti. Kaip minėjau, šitie duomenys tik kaupėsi, tad dabar daugiausiai yra žinoma turbūt apie garso stiprumą, kad tai turėtų neviršyti tų 50 decibelų ir tas galioja visur, ne tik tai tam rožiniam ar baltam triukšmui, bet tam, kas vyksta ligoninėje. Tarkim, mes naujagimio reanimacijoje galim pamatyti šviesoforą, kuris įspėja, jeigu tas aplinkos triukšmas viršyje rekomenduojama lygį, bet lygiai taip pat į tą reikėtų atkreipdėmėsi ir namuose arba naudojant šituos iš pažiūros nekaltus įrenginius. Tai tikrai atrodo jauni tyrimai ir manau, kad dar laukia visokios informacijos apie tai ir galėsim po kokių 5 metelių pasikalbėti, ką jau turim duomenis prikaupę. Įdomu, kur dar galim sutikti rožinę spalvą. Minėjot rožinius akinius, labai gražiai skamba, bet čia turbūt yra ir užslėpta mintis kažkokia. Taip, rožiniai akiniai tai dar vienas medicinoje pritaikymas rožinės spalvos atspalvių. Ir čia jau tiesioginė prasme, tie stiklai lęšiai akinių yra rožinės spalvos, jie irgi tam tikrą funkciją atlieka, nufiltruoja mėlynos spalvos dažnius. Ir pirmiausia, tai turbūt būtų aktualūs tiem žmonėms, kurie turi jautrumą šviesai, fotosensityvumą, fotofobiją. Tai nėra labai reta būklė, dažniausiai, aišku, į gydytojus kreipiamasi dėl kitų priežasčių, tarkim, dėl migreninių galvos skausmų, kas patiria dažnus priepuolius, jiems galėtų praversti tokie akiniai. Kita žmonių kategorija būtų tie, kurie turi šviesai jautrią epilepsiją, kam gali provokuoti priepuolius ryški saulės šviesa, kažkokios bliksinčios, mirgančios šviesos, raštai. Tai tie žmonės irgi galėtų pasinaudoti tą galimybę ne kažkokiais medikamentiniais būdais, o būtent apsaugodami save nuo tų tam tikro dažnio spindulių akiniais. Dar viena būklė, apie kurią vis dažniau rašoma ir apie kurią norėčiau atskirai paminėti, yra regimasis sniegas, visual snow. Taip čia, ką dabar žiemą matom, tą gražų sniegelį sningantį ir mums atrodo labai romantiškai. Tai yra žmonių, maždaug 2-4% populiacijos, kurie gyvena visą gyvenimą, matydami viską taip, tarsi paimtume sniego rutulį, jį supurtytume ir visą laiką vaizdas turi tą tokį statinį sniegelį, tam tikrą mirgėjimą, kuris be abejo, kad trukdo dirbti, trukdo vairuoti, galų gale trukdo susikaupti. Tai jiems akiniai, būtent tokio rožinio spektro spalvos, galėtų irgi sumažinti tą diskomfortą. Ir be abejo, lygiai taip pat, kadangi dažnai šitą būklę regimą į sniegą lydi galvos skausmai, tai galėtų irgi persipinti būti ir viena ir kita.
Labai įdomu, ar tos akinius mes galim įsigyti bet kur, bet kokiai parduotuvėje, ar čia vis tik optikoje galima įsigyti ir ar jiems reikia recepto, ar čia kaip paprastas tiesiog gydymas be kažkokio tai gydytojo prierašo. Dėl Lietuvos dabar konkrečiai negalėčiau atsakyti, bet pasaulinė praktika tikrai tai yra optometrijos specialistų, kadangi parinkimas, kadangi galėtų būti skirtingo intensyvumo patalpose naudojamam akiniam ir lauke naudojamam akiniam, tas intensyvumas, spalvos, tas tamsumas akinių, tai be abejo čia yra jau optikose dirbančių specialistų darbas. Patiem pacientam turbūt būtų naudinga išbandyti skirtingus akinius, kadangi čia vėl tokios griežtos koreliacijos nėra, kad jeigu yra tau taip, tai tau reikėtų tokio spektro, jeigu yra kitaip kitokio. Tai daug yra šitoj vietoje dar bandymų ir irgi tos individualaus pasirinkimo. Čia ko nepasakiau apie triukšmą, kalbant, kokį triukšmą rinktis užmingant, irgi jeigu erzina tam tikri garsai, geriau rinktis kitus ir čia tikrai asmeninis tas pasirinkimas. Tai lygiai taip pat ir kalbant apie akinius. Turbūt reikėtų labiausiai atkreipdėmėsi, su kuriais geriausiai jaučiasi, kurie tą komfortą užtikrina ir aišku mėginti. Lietuvoje, kiek man yra tekę susidurti, pacientai kol kas parsisiunčia arba įsigyja užsienyje. Tai kažkokios Lietuvoje praktikos būtent su optikom nėra, ne? Kad nueina, sako, man gal reikia nuo migrenos rožinio akinių. Kol kas negalėčiau pasakyti. Kol kas nėra. Ir individualus tarsi būtų pasirinkimas. Ar teko girdėti, jūs vis tiek dirbat su vaikais, ar yra vaikų, kurie naudoja jau Lietuvoje tokius rožinius akinius? Rožinis ne, bet vaikus apskritai nuo mažens turi mokyti dėvėti akinius dėl įvairiausių priežasčių, net ir mūsų tos paprastos iatrogeninės, kai mes įlašinam lašus į akis ir išsiplečia vyzdžiai, jiems jau saulėta diena būna labai liūdna pareit namo, taip pat jeigu vaikai būna patyrę galvos smegenų traumą, jeigu serga neuroinfekcijomis, meningito encefalitų, gali būti irgi jų padidėjęs jautrumas šviesai. Tie patys minėti vaikai, kurie turi fotosensityvę epilepsiją, dažnus galvos skausmus, tą skirtai jautrumą šviesai yra žmonių didelė dalis, kurie skirtai netoleruoja, markstosi ir jiems reikia plačiabrylių skrybėlių, akinių nuo saulės. Ir pačią akį saugant be abejo, kad tai yra irgi vienas iš turbūt sveikatos įgūdžių, ką reikia išugdyti nuo vaikystės, kad saugotume savo akis. Tai atrodo paprastas dalykas, bet daug padėtų išvengti, tarsi ir kitiems net priepuolių pradėtų išvengti, tarsi tie akiniai. Dar labai įdomu, kad medicininis personalas galbūt ne pasuaugusiosius, bet vaikus labai spalvingai rengiasi. Ne kartą aš esu atėjusi į darbą su rožinė pižama ir tikrai atrodo, kad pacientus visai kitaip tai veikia, tai gal galite šitą labiau pakomentuoti. Sunku pasakyti, nes aš darbe tikrai esam turbūt praėję įvairius etapus, per koroną turėjom vienaip rengtis, kitais atvejais aš mėgstu apskritai konsultuoti be medicininės aprangos ir man atrodo, tai padeda didesnę dalį pacientų prisijaukinti greičiau. Aišku, jau ten gudrių vaikų neapgausi, jie į medicinos įstaigą vien iš kvapo supranta, kur atėjo ir tu ten renkis kaip nori, bet be abejo, kad pačių ta turbūt nuotaika yra kitokia. Kita vertus, spalvų psichologai turbūt sakytų, kad neapsigautume labai, nes tie žmonės, kurie labai linksmai ryškiai rengiasi, neretai slepia kitus dalykus, arba atvirkščiai pilkai juodai besirengiantis nebūtinai yra pilkos asmenybės. Gerokai turbūt viskas yra sudėtingiau, bet jeigu pats žmogus geriau jaučiasi, tai žinoma, kodėl ne. O vaikai, jos, man atrodo, čia visos priemonės pateisinamos, ką mes galim išmėginti, jeigu neformuojam blogų įpročių. Tai grįžtant vėl prie tos tabletizacijos ir netinkamo placebo naudojimo, tai jeigu mūsų apranga, mūsų šypsenos tonas draugiškas gali ką nors padėti, tai aišku, kad tą turim ir išnaudoti. Tikriausiai ne apranga, o visa visuma padeda, ne, su pacientais. Kalbėjom apie įvairias spalvas, rožinę būtent spalvą, rožinius triukšmus. Gal pastebėjot savo praktikoje kitų spalvų kažkokius privalumus ar trūkumus, ką vengiate galbūt naudoti iš savo praktikos? Turbūt tiesaus atsakymo nebūtų. Iš vis, kai galvoju apie praktiką, tai dažniausiai paaugliai greičiausiai yra tie, į ką žiūrim mes ir bandom skaityti to ženklus iš jų aprangos, bet greičiausiai irgi ne tiek apranga, kiek labiau žvilgsnis, laikysena, elgesys daugiau užduoda. Ir galvoju, kaip turim neapsigauti kartais tos išorinius ženklus, papuošalus, tatuiruotes ar drabužius vertindami. Tėvų tas pats savijauta turbūt
turbūt irgi, nes manau, kad mes pediatrijoje labai daug dirbam ne tiek su vaikais, kiek su tėvais, su šeimomis, mamų emocinė sveikata, manau, kad irgi yra tie dalykai, į ką nenori atkreipi dėmesį. Bet daugiau dabar taip turbūt greit net nesugalvočiau, ar iš tikrųjų. Turbūt, kad ne, greičiausiai šitą irgi reikia įgūdį dar vystyti, kur mes galėtume panaudoti, tą prisiminti ir turbūt ir šitos temos, taip net ir norėsiu su ta mintim, kad pasižiūrėt, kurioje vietoje dabar esam, ką mes išnaudojam ir kur dar galim domėtis, kur mes žinom, kad šeimos skaito, domisi ir turbūt neneigti jų to bandymo ieškoti kitų sprendimų, o į tai įsiklausyti ir pasitarti. Manau, kad iš šio pokalbio tikrai daug ir specialistų išsineš žinutes, kad tas baltasis triukšmas, rožinis ar kitos spalvos triukšmas nebūtinai neigiamai veikia, kad gali ir turėti savo privalumų, kad įvairias spalvės tabletės nebūtinai reiškia laimingas pabaigas, bet ir tam tikrus nemalonius įvykius ir nebūtinai ryški apranga reiškia džiaugsminga, ar ne, kažkokia tai ar žmogų, ar aplinką. Tai vis tik norėtųsi gal Gita, kad apibendrintumėm šitą temą ir ką vis tik gal specialistai, kokias žinutes galėtų įsinešti, gal parekomenduotumėt, kad naudoti, ko nenaudoti, gal kažką trumpai. Labiausiai tai norisi tiek specialistam, tiek ir pacientam mūsų pasakyti, kad ne viskas medicinoje yra gydoma vaistais arba operacijomis. Tikrai daug dalykų turi įtakos mūsų savijautai ir dažnai kalbam labai apie skirtingas būklės, bet gyvenimo būdo dalykai yra nemedikamentinės priemonės. Turbūt vieni svarbiausi tiek gerinant gyvenimo kokybę, tiek mažinant to gydymo šalutinį poveikį. Tai galvoju, kokios bebūtų būklės, kokios bebūtų situacijos, labai verta domėtis. Turbūt ir patiems pacientams ar žmonėms, šeimoms, vaikams, ką dar galima padaryti, kokių dar gali būti sprendimų. Nes gydytojai, kaip bebūtų, mūsų toks būna lavinimas, tas ugdymas, kad mes mokomės daug dalykų apie medikamentus, apie kažkokius radikalius gydymo būdus, bet dažnai yra situacijų gyvenime, kai tu tiesiog turi su tuo išmokti gyventi. Tai tikrai neišmoksi gyventi su vaistais, geriau tada ieškoti tų alternatyvų ir jų panašu, kad ta pasiūla plečiasi. Tai labai Gita, norim padėkoti, kad atvykote į studiją, kad pasidalino tikrai tokia jauna, galima sakyti, tema, nors spalvos mus lydi jau tikrai ilgai. Klausytojams noriu palinkėti nepamiršti savo gyvenime spalvų, bet ir atkreipti dėmesį į jų naudą. Tai gero klausimo ir susitiksim kitose tinklalaidėse.